Norint išgelbėti gyvybę, nereikia didelių pastangų ar rizikos. Vos 10 minučių. Tiek tai reikia, kad patektumėt į kaulų čiulpų donorų registrą ir galbūt turėsite šansą dovanoti gyvybę kitam. Tai kaulų čiulpų donorystė yra procesas, kai žmogus savanoriškai pasidalina, tai yra donuoja kamienės kraujodaros ląsteles, arba kitaip jas vadina kaulų čiulpais. Bet iš čia turbūt ir visi mitai, ir visos baimės, nes kamienės ląstelės didžiąja dalimi atveju donuojamos yra iš kraujo. Iš esmės, tai pradžioje turbūt kam yra reikalinga, kodėl tai svarbu, kodėl reikia. Kamienių kraujodaros ląstelių transplantacija taikomas kaip gydymo būdas pacientam, kurie serga dažniausiai kraujo vėžiu, įvairiom leukemijos formom, kitais kraujo vėžiais arba tam tikrom retesnėm ligom, kai sutrinka sava kraujo gamyba. Ir kaulų čiulpų transplantacija jiems tampa būdu pasveikti, tai yra gydymo būdas, kai žinom, kad kiti gydymo būdai nebus pakankamai veiksmingi arba kaulų čiulpų transplantacijos reikia, kad mes tą pasiektą remisiją, ligos nebuvimą užtvirtintumėm ilgam laikui. Visiškai realiai kažkam išgelbėja gyvybę. Visiškai, kaip sakau, kad tapti didvyriu nereikia ten į degantį namą bėgti ir kažką ištraukti, nors pagarba kas tai daro, bet čia toksai saugioj aplinkoj, kontroliuojant ir palaikant medikam, sudonuoti ir tuo labiau audinį, kuris atsinaujina. Asociacijos kraujas vienijančios kraujo vėžių sergančius pacientus, jų artimuosius ir medikus vykdoma iniciatyva Būk geras siekia šviesti visuomenę apie kaulų čiulpų donorystę. Tai asociacija buvo įsteigta labai seniai, daugiau nei virš 20 metų jau yra praėję ir tikslas buvo iš tikrųjų kalbėti apie inovacijas, inovatyvių gydymo būdų prieinamumas, nes tuo metu ir buvo, kad tas didžiausias proveržis būtent kraujo vėžio gydyme, kuomet atsirado limfomai gydyti vaistai, biologinė terapija ir tas pirmasis proveržis Lietuvoje buvo ir kuomet tikrai ir žymų žmonės Lietuvoje pradėjo apie tai kalbėti ir buvo įsteigta asociacija būtent siekiant gerinti būtent šitų pacientų išgyvenamumą. Buvo dvi tokios pagrindinės kryptis tada, tai buvo pirmoji kryptis, tai yra būtent inovacijų prieinamumas, bet ir antra dalis, kuri labai buvo svarbi, tai yra būtent kaulų čiulpų donorystė. Dėl to, kad prieš 25 metus Lietuvoje ir buvo pradėtos pirmos transplantacijos kaulų čiulpų, kurios yra gyvybę gelbstinčios. Ir tuo metu kaulų čiulpų donorų registre ten buvo visiškai labai mažai potencialių donorų ir jie buvo iš esmės surinkti iš žmonių, kurie artimieji susirgo ir įtraukiami buvo būtent į tą registrą. Tai būtent kas susijęs su kaulų čiulpų donorystė, tai ta pati iniciatyva Būk geras, jinai atėjo iš gydytojų, iš jaunų gydytojų, rezidentų, kurie tuo metu gydė pacientus sergančius kraujo vėžiu, lygiai taip pat ir profesorius Laimonas Griškevičius. Tai visa ta iniciatyva atėjo būtent iš gydytojų ir kuri po to, taip sklandžiai perėmė pati asociacija Kraujas, aišku, su begalinė pagalba pačių gydytojų specialistų, rezidentų ir visų, tas buvo pradėta vystyti. Gelbėjant onkologinę ligą sergančiųjų gyvybės, ypač svarbus ir visuomenės informavimas apie kaulų čiulpų donorystę. Plečiant galimų donorų ratą Lietuvoje, didelį vaidmenį atlieka ir savanoriai. Savanorystė aplamai onkologijoje Lietuvoje, jinai dar tik tai pradeda skintis kelią, nepaisant to, kad asociacija Kraujas kažkada čia prieš kokius 8 turbūt metus inicijavo tokią savanorystės programą būtent onkologijos ir srityje, nes matėm, kad mums iš tikrųjų trūksta rankų, kada mes organizuojam konferencijas pacientams, trūksta rankų, kada renginyje užplūsta nemažai žmonių ir reikia kiekvienam papasakoti apie kaulų čiulpų transplantacijas ir panašiai. Tai kažkada asociacija Kraujas kartu su Santaros klinikom pradėjo per savanorystės programą, buvo žmonės apmokyti ir panašiai ir pamatėm iš tikrųjų begalinę pagalbą renginiuose. Tikrai ta sklaida ženkliai didesnė pasidarė, būtent kalbant apie kaulų čiulpų donorystę, apie pacientų problemas, kurias jie turi ir panašiai. O šiuo metu, pavyzdžiui, paruošti savanoriai, labai Santaros klinikos visą šitą programą yra perėmusios. Tai yra elementarūs dalykai, kad savanoriai eina į ligoninę, apkerpa, atneša produktus, pabendrauja ir jie savanoriaudami ligoninį ir matydami tą pačią svarbą tos savanorystės ir kad tai padeda konkrečiam žmogui, jie žino, jie yra edukuoti, jie gali visuomenį, savo kolegoms, draugams, giminėms papasakoti, kad yra tokie pacientai, kad kiekvienas gali prisidėti nebūtinai savanoriaujant laiku, bet pakalbinant užsiregistruoti kaulų čiulpų donorų registrą,
nueiti padonuoti kraujo. Nes, kiekvienas, ypatingai jauni žmonės kartais, iš tikrųjų, vaikai, šeima ir taip toliau. Ir neturi kada skirti tam laiko. Bet rasti laiko 4 kartus per metus donuoti kraujo, kad ir 1 kartą donuoti kraujo, jau padėjau 2 ar 3 pacientams. Tai savanorystė atnešė tikrai tą tokią pasklido tą žinią, kad tai galima daryti. Ir mes matom dabar iš tikrųjų tą atgalinį ryšį, kai netgi žmonės klausia, kada prasidės savanorystės programa, mes norėtume įsilieti į jūsų komandą ir panašiai. Ateina begalės iniciatyvų iš jų pačių netgi, kai jie sako, mūsų kolektyvas yra didelis, tai yra 400 darbuotojų, iš jų jaunų ten yra 200, atvažiuokit pas mus, mes viską padarysim, jūs tik papasakokite, kad tai yra reikalinga. Taip ir grįžta tas atgalinis ryšys ir mes matom, kad mes nuo to tik esam stipresni ir tai yra begalinė pagalba kraujo vėžiu sergantiems pacientams. Aistė jau prieš kurį laiką suprato savanorystės prasmę, tačiau tapti asociacijos Kraujas savanore, o vėliau ir darbuotoja, ją pastūmėjo didelis gyvenimo sukrėtimas. Man tos temos, ta pati kaulų čiulpų donorystė, kraujo donorystė rūpėjo visada ir aš labai norėdavau donuoti, bet negalėjau dėl žemo hemoglobino. Tiesiog tada perėjau į kitas savanorystės formas, kur galėjau save realizuoti. Ir 2009 metais man diagnozavo ūminę leukemiją ir man pačiai reikėjo kaulų čiulpų transplantacijos ir turbūt tada taip labiau įsigilinau, kas tai yra, kodėl tų donorų reikia, kiek jų mažai tuo metu buvo Lietuvoje užsiregistravusių į negiminingų kaulų čiulpų donorų registrą. Tai aišku, aš gydžiausi ligą ir mintis taip, tarsi buvo, bet susitelkimas tikrai kitur. Bet mano sesuo pradėjo šiek tiek savanoriauti, būtent iniciatyvoje Būk geras, organizavo renginius, kvietė žmonės registruotis. Vėliau jau kaip pasveikau, kai buvau remisijoje, grįžau ir į darbus ir ta mintis visada kažkur šalia buvo, bet jaučiau, kad dar ne laikas, dar viskas labai šviežia. Ir turbūt buvo praėję gal 5 metai po mano ligos, kai išgirdau, kad asociacija Kraujas ruošia savanorius, kurie galėtų savanoriauti tiek ligoninėje padedami pacientam, tiek prisidėti prie asociacijos veiklos. O iniciatyva Būk geras ir yra viena iš asociacijos Kraujas veiklų. Tai mane labiausiai užkabino ta galimybė būtent savanoriauti kaulų čiulpų donorystės srityje. Ir pagalvojau, kad reikia sudalyvauti. Tikrai įdomu, buvo įdomus mokymai, perėjau tos mokymus. Taip gavosi, kad po kurio laiko pradėjau dirbti pilna etatu asociacijai Kraujas. Taip prisiliesti prie projekto tikrai tenka dar labiau. Vis tiek tai yra ir dalis tokios savanorystės, nes ten turbūt laiko jau nebeskaičiuoja. Man tai yra toks širdies projektas, kuriame aš matau labai didelę prasmę. Aistė pripažįsta, suvokti ligos diagnozę reikėjo laiko, o gauti donoro kaulų čiulpus didžiausia dovana, dėka kurios moteris gali gyventi pilnavertį gyvenimą. Man buvo 22 metai, tai iš tikrųjų kaip iš giedro dangaus ir jaučiausi aš pakankamai gerai, toks lyg peršalimo būsena, bet tikrai nei man ten kažką labai skaudėjo, nei aš ir ėjau ir dirbau ir studijavau tuo metu. Supurtė iš pagrindų ir mane ir mano šeimą, manau, kad ir net pažįstamus, kurie tuo metu buvo, nes visą laiką taip yra jaunam žmogui kraujo vėžys. Tai iš viso tada galvoju, kodėl čia, kas čia kaip. Tai pradžioj visko buvo ir toks tikrai nesupratimas, kiek tai rimta, nes man ligą diagnozavo prieš pat šventes, prieš Kalėdas. Ir aš dar sakau, tai jūs mane išleiskit namo, aš pabūsiu per šventes namie ir grįšiu po naujų metų. Ir pradėsim tą gydymą. Ir sako, Aiste, tu nesulauksi naujų metų, jeigu mes nepradedam rytoj. Tai to supratimo tikrai nebuvo. Arba žmonės, kurie turėjo daugiau žinių, man sakė, Aiste, viskas bus gerai, tu jauna, pasveiksi ir vaikų galėsi turėti. Ir aš tada net nesupratau, apie ką čia yra kalba. Ta prasme, tu tarsi žinai, kas yra tas kraujo vėžys, bet net neperleidi per save tų scenarijų, kas čia gali atsitikti. Ir kad donorą reikės
Ieškoti man irgi buvo labai greit pasakyta. Prasidėjo kitą dieną gydymas, po kelių dienų gavau žinią, kad be kaulų čiulpų transplantacijos kaip ir ateities nėra. Reikia ieškoti donoro, tai tuomet ir sesuo tikrinosi, ir tėvai, aišku, netitiko. Ir buvo pradėta paieška. Ir tas laukimas, vis tiek gydytojai pasako, kad ne tik jį surasti reikia, bet reikia ir pačią ligą suvaldyti. Tai bet kokiu atveju tu turi chemoterapijas ir ne tik atlauki, bet dar reikia ir to gydymo. Ir iš tikrųjų man tai buvo, kad jau buvo rastas donoras, jau buvom susiplanavę transplantacijos datą ir aš padariau ten, atsimenu, tokį atsisveikinimo vakarienę su draugais prieš jau tą kitą etapą. Išvažiavau į ligoninę ir man sako, tavo donoras susirgo ir negalim daryti to, ką planavom, ir laukia dar viena chemoterapija. Ir tada man buvo labai sunku, nes aš jau psichologiškai buvau nusteikus, kad viskas, paskutinis etapas, transplantacija, išeinu iš ligoninės, grįžtu į gyvenimą ir vėl dar viena chemija ir dar viena prieš transplantaciją, bet kokiu atveju turi būti. Tada buvo labai sunku, tikrai lūžis, atsimenu, nieko nenorėjau, viskas buvo blogai. Jau buvau pavargus ir nuo tų chemoterapijų, ir daug šalutinių poveikių. Ir fiziškai sunku, ir emociškai buvo labai sunku. Ir jau, kai turėjom kitą datą, tai taip labai atsargiai laukiau, nes tikrai buvo baisu, kad jeigu vėl atšauks, bet jau tuomet gulėjau kaulų čiulpų skyriuje, tai kaip ir supratau, kad viskas pavyks. Ir tos emocijos, žinot, kai gydaisi, jos tokios yra kažkur pasimetusios. Labai, turbūt aš bent jau susitelkdavau į tą dieną, kad dabar čia gydymas, ištverti tą dieną, išbūti savaitę, mėnesį, tada namai. Ir net mažiau tikrai būdavo apie tą prasmės pajautimą. Man visą tai atėjo turbūt, kai jau nebereikėjo taip dažnai grįžti pas gydytojus, kai jau sakė, kad jau turi remisiją, viskas gerai, visi vaistai nutraukti. Ir tada aš atsimenu, pagaudavau save, kad aš einu kažkur, žiūriu į dangų ir galvoju, koks gražus tas dangus, kaip gerai jį matyti per tokias smulkmenas, kur anksčiau visiškai gal nesureikšmindavai. Ir tada supratau, kad kažkoks žmogus, kurio aš nepažįstu, kitoj šalyje užsiregistravo ir jo dėka aš galiu tai matyti. Bet tada per tuos, iki šiol iš tikrųjų 15 metų praėjo ir man iki dabar yra, kad aš tikrai dažnai jam mintyse padėkoju. Ir kiekvienam donorui iš tikrųjų padėkoju, kad jie registruojasi, kad jie yra, nes, stebuklas, ne kitaip. 2005 metais sukurtos iniciatyvos Būk geras tikslas – šviesti visuomenę ir populiarinti gyvybę gelbstinčią kaulų čiulpų donorystę. Kaulų čiulpų donavimas nesudėtinga procedūra, nors pavadinimas ir skamba gąsdinančiai. Donacijos būdai yra 2, bet pats dažniausias tiek pas mus, tiek visame pasaulyje, turbūt dėl savo patogumo, dėl to, kad galima surinkti didesnį kiekį kamieninių ląstelių, yra jų kaulų čiulpų donorystė iš kraujo. Tai yra periferinės kamieninės kraujodaros ląstelės. Tai nėra taip paprastai kaip kraujo donorystė, bet šiek tiek panaši kraujo komponentų donorystė. Tik tiek, kad donorą reikia paruošti. Mūsų tos kamieninės kraujodaros ląstelės išties gyvena kaulų čiulpuose. Ten kaulo viduj tokia yra ertmė, akyta medžiaga ir ten jos gyvena, gaminasi ir mūsų kraujo gamykla yra kaulų čiulpai, iš čia tas pavadinimas. Tai mums reikia donorą paruošti, kad tų kamieninių ląstelių pagausėtų ir kad jos iš kaulų čiulpų išeitų į kraują periferinį, iš ten galėtumėm surinkti. Tai tas paruošimas atrodo taip, kad donoras 4 dienas iš eilės rytą vakarą ir 5 dienos rytą, tai yra kas 12 valandų, susileidžia į paodį tam tikrą preparatą, jis vadinasi filgrastimas ir jo darbas ir yra pagausinti tų ląstelių kamieninių kraujodaros ir kad jos išeitų į kraują, ten pasidarytų didesnė jų koncentracija ir galėtumėm surinkti. Ta paruošimą donorai paprastai atlieka namuose,
Na ir 5 dieną jau renkamos pačios ląstelės. Tai vyksta pas mus Santaros klinikose. Donoras prijungiamas prie tam tikro aparato, jis vadinamas aferezės aparatu ir pati procedūra taip vadinasi. Bet paprasčiau tariant, tai yra adata į vieną ranką, adata į kitą ranką. Iš vienos rankos keliauja kraujas į aparatą, jis ten pagal tam tikrus fizikinius, optinius parametrus atskiria tas kamienines ląsteles ir jos į maišą. Ten jau bus pacientui reikalingos ląstelės transplantacijai. Visa kita brandžios ląstelės, kurių nebereikia pacientui, bet pačiam donorui jos brangios ir svarbios, grįžta atgal per kitą ranką. Ir tas procesas prasuka donoro kraują, netgi kartais keletą kartų ir yra pakankamai ilgas, apie 4 valandas. Todėl, kad reikia atsirinkti aparatui labai specifines ląsteles ir sudėti jas ten, kur jau reikia pacientui. Galutinis surenkamas tūris to produkto nėra didelis, 200-300 ml. Paprastai po procedūros donorai jaučiasi gerai toleruoja tą procedūrą, nes iš esmės surenkam perteklių to, ką jis pagamino. Tai yra, nėra kažkokio netekimo ženklesnio jo paties brandžių kraujo ląstelių. Viskas išleidžiam namo ir keliaujam transplantuoti paciento. Dažniausiai, pasak Aistės, kaulų čiulpų donorystė ryžtasi tie, kuriems savo aplinkoje teko susidurti su kraujo vėžiu. Labiausiai yra linkę tie, kurie vienokiu ar kitokiu būdu yra prisilietę prie tos patirties. Tai jie supranta, ką reiškia žmogui sirgti onkologinę ligą, ką reiškia laukti to donoro. Tai su jais ta kalba tikrai būna kitokia. Tai tas prisilietimas tai nebūtinai galbūt šeimoje, bet ar draugų rate, ar kažkur toliau. Ir tai labai veikia, tą labai pastebim, tarkim, pradedam gauti daugybę užklausų apie kaulų čiulpų donorystę, tai labai dažnai reiškia, kad jaunam žmogui, dažniausiai tai yra jaunam žmogui, nuo 25 ten iki 35 diagnozuota liga ir jisai pasidalino prašymų registruotis kažkur socialiniuose tinkluose ir tuomet pradeda tiesiog plūsti viena po kitos užklausos. Tai tos patirtis, kai žmogus susitapatina, jos labiausiai paveikia. Jeigu ten šeimoje atsitinka, tai be abejonės tikrai kiek pati bendrauju ir su tais, kurie registruojasi, ir su pacientais, kuomet atsiranda liga šeimoje, tai natūraliai pasidomi ir registruojasi ir skatina kitus, nes kai jau tu matai, kaip vyksta ir gydymas ir kokius kelius tas pacientas turi nueiti iki transplantacijos, tai jiem kyla mažiausiai klausimų ir tas pusdienis, kurį paaukoja donacijai, tai tikrai atrodo menkniekis, žinant, kad tu sugrąžini žmogui sveikatą. Ir nors kaulų čiulpų donorystė populiarėja, ją vis dar gaubia daugybė mitų, kurie gali atbaidyti potencialius donorus. Mitai turbūt išlieka tie patys čiulpai, kaulų čiulpų transplantacija ir panašiai. Tai daugelis ir po šiai dienai iš tikrųjų įsivaizduoja, kad veža operacinę, kažkokį kaulą ima ir taip toliau. Tai iš tikrųjų ne, kaulų čiulpų donorystė tai yra ląstelių kaip ir kraujo donorystė. Tai kaip pavyzdį turbūt, vėlgi daug kas ir nežino, yra, kad pacientai, kurie donuoja tik trombocitus. Tai iš esmės procedūra yra labai panaši. Į vieną, į kitą ranką yra renkamos kamieninės ląstelios, kurios imamos iš veninio kraujo, jos išskiriamos, bet tas mitas kažkodėl tai jisai vis dar labai toksai gajus. Yra dar tokių mitų, kad po to aš nedarbingas ten būsiu, kažko tai veikti negalėsiu ir taip toliau. Tai yra bet tikrai donorai po pačios procedūros jie gerai jaučiasi, kai kas sugeba ir slidėm čiuožti tą pačią dieną ir panašiai. Kitas galbūt irgi kažkoks mitas, ar tai nepakenks mano sveikatai. Tikrai dažnai donorai, didžioji jų dalis paklausia šito. Iš tikrųjų nėra nustatyta, kad kažkaip tai būtų kenksminga. Tai tuo sykiu nemalonu. Kaulus paskauda, reikia tą adatą venui paturėti, bet tokio tipo tie nemalonumai ir jie yra laikini, sudonavus jie visi praeina. Kažkokių ilgalaikių pasekmių nėra nustatyta, donorų visi tie rimtesni nepageidaujami įvykiai yra raportuojami. Donorai stebimi ir jeigu kažkas, tai fiksuojami kažkokios negerovės, kas būtų. Kaip tik buvo nustatyta, kad donorai šiek tiek mažiau serga širdies ir kraujagyslių ligom bei kitom piktybinėm ligom. Bet,
čia toks, sakyčiau, atsargiai tai žiūrėti. Tai tiesiog labai labai sveikų atrinktų žmonių grupė. Na tai jau jie labai sveiki, tai gal ir ateityje ten mažiau serga kažkokiam širdies kraujagyslių ligom. Iš tikrųjų viskas tvarkoja. Mūsų kraujas gaminasi, jis gaminasi kasdieną, milijardai ten tų ląstelių. Jis nesustoja gamintis. Tai yra labai dėkingas audinys. Mes galim pasidalinti su kitu ir mūsų tas kraujas atsigamins ir viskas čia bus tvarkoj. Tai šitą mitą irgi norisi griauti. Kad taip, tikrai, va toks, kad neužteks, kad išteikvos kažkaip ten tos kamieninės kraujodaros ląstelės ar kaulų čiulpai, taip tikrai nenutiks. Taip kažko turbūt, kad ilgalaikiai tai saugu, kad kraujas atsigamina, kad kaulų nieks nepjauna, nekerta, net nežinau, kažkaip ir operacijos nedaro. Aistė atvira, kartais bandymas papasakoti apie donorystę tampa iššūkiu, tenka susidurti su abejingais žmonėmis. Na, sunkiausia galbūt yra tas atmetimas, kur iš karto žmogus net nenori išgirsti, kas tai yra. Ne, sako, man nereikia. Tai tiesiog, kad, pirmiausia, tikslas yra informuoti. Ir man atrodo, kad yra labai svarbu, kad žmogus turėtų tą visą informaciją ir jau tada nuspręstų registruotis, o ne kad jį įtikintų tiesiog, kad užsiregistruok, čia bus viskas gerai, bet kai, tarkim, atsitiktų situacija, kad atsiranda pacientas, kuriam reikia, jisai sako, žinokit, mane čia renginiai įtikino, aš užsiregistravau, bet aš nenoriu. Ir čia yra didžiulis darbas, kad žmogus tikrai savanoriškai suprastų, ką jisai daro, nes čia yra daug niuansų su ta kaulų čiulpų donorystė, kad žmogus, kai užsiregistruoja, tai tikrai nebus taip, kad jis sulauks to skambučio po mėnesio, gali būti ir po metų, ir po 5, net po 10, gali būti, kad niekada. Nes tikimybė, kad jis tiks kažkam yra 1 iš 500, tai nėra didelė. Bet labai svarbu, kad tas apsisprendimas būtų tvirtas. Tai man atrodo, čia yra toks svarbus momentas, kad rasti tą kalbą su žmogum, tinkamai jam paaiškinti, neišgąsdinti, nes tikslas tikrai nėra, bet ir nenuslėpti, kaip tai vyksta, nes vis tiek sužinosi ir tada irgi gali būti ta reakcija tokia, kokios mes nenorim. Dažnai įsivaizduojame, kad savanorystė yra ilgalaikis, daug pastangų ir laiko užimantis procesas, tačiau laiko stokojantis gali rinktis šių resursų beveik netimančią savanorišką kaulų čiulpų donorystę, kuri, pasak laidos herojės Aistės, gali tapti laimingu loterijos bilietu. Nemėgstu kalbinėti, bet tiesiog per registraciją, tos, 10 minučių, aišku, tai nereiškia, kad jūs tapsi donoru, bet jeigu jūs laimėsite toj loterijoje, nežinokit, visi donorai taip sako, kad tai yra laimėjimas, kai juos pakviečia donuoti pacientui, tai jūs iš tikrųjų, jūs išgelbėt žmogui gyvybę. Jums nieko rizikingo nereikia daryti, jūs nieko neprarandat, jūs tiesiog paaukojat realiai pusdienį laiko, kuomet vyksta ta donacija, pagulit ramiai, paima kraują, grąžina ląsteles, kurių nereikia, bet kitam žmogui tai yra gyvenimas. Tai yra toks didžiulis dalykas, kur net nežinau, ką čia daugiau pasakyti, bet iš esmės atrodo viskas tikrai paprasta. Netgi ta transplantacija, kurią visi įsivaizduoja kaip sudėtinga operacija, bet iš tikrųjų per veną tau sulašina kraujo ląsteles ir jau tuomet prasideda organizme didysis darbas, tai neatrodo nei kažkoks didžiulis dalykas, taip vizualiai žiūrint, ar ne, bet tai yra tikrai stebuklas, nes kažkam žmogui, kuris neturėjo galimybės pasveikti, nes kiti metodai nepadeda, tai jūs išgelbstit gyvybę. Tai čia jums klausimas, ar tai yra prasminga ar ne, man atrodo apie tai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.